plaštakėlė, kuri iš tikrųjų brangiai. Prašo viską. Jo, brangiai viskas eina, bet pasižiūrim. Žodžiu, numerį turim, sakė, grinų neima, tai banka norėtų, kad ko gero bus sukčiai. Girdi, Jonai, nerodyk man čia liežuvį savo, nesusirksi. Kom? Žandikaulių lūžių ir smegenų strankimų. Gerai, pabandom. Kažkas mums skambina dar, aš noriu atsiliepti. Alio? Moteris, jeigu norit Richardo, kur mes prieš tai kalbėjom, tai skambinkit, aš kaip net Pagūlinkit Richardą. Nebežiūrėjau, ar kažkas skambina. Eikite į zipfm.lt, bandysim jūsų pagalbą nulemt šiaus skambutio baigti. Klausau. Labas. Labas. Ką veiki? Su kuo šneku? Mano vardas Tadas. Iš kur numerį gavai? Numerį gavau, susirašinėjom, ko gero. Kada? Ne per seniausiai. Per kur? Negali visko tiksliai iš karto pasakyti. Ojojoj, kokie mes. Tai klausiu, per kur mes susirašinėjome. Flirtas. Tai taip ir sakyti reikėjo savo niką ir viskas. Sakyk, kas domina. Mano domini tu, tiesiog noriu atsipalaiduoti. Kada? Šiandien gal? Nu, sąlygas žinai visas, kad pas mane skaitimas tik bankų. Bankų? Tai gerai, nėra problemos, ką galvoju, kad aš neturiu kortelės. Nu, tai taip, bet tai ta prasme, tu nemanai, kad tu prie manęs pinigus perinės, nes tai bus atsiskaitimas pagal susitarimą ir tai yra baudžiama. Baudžiama? Taip. Kuom? Žodžiu, jeigu nori viską aptarti, tai rašyk man internetu. Ne, aš tiesiog nebesuprantu. Aš telefonu tokių dalykų neaptarinėjau iš viso. Nu gerai, aš tau dabar pervesiu pinigus, susitinkam ir duok tu man ko tu klausi. Susirašom per internetą ir aš tu viską papasakosiu. Kokia tu keista šiandien? Aš nekeista, aš tik sakau, kaip yra. Nu tai gerai, nu tai kodėl mes negalim normaliai kalbėti? Aš nežinau, su kuo susirašinėjau, aš noriu girdėti tavo balsą, aš noriu žiūrėti, kaip tu reaguoji. Aš, ta prasme, tokių dalykų telefonu neaptarinėjau, kokiu tu nori aptart. Ko dar tu nesupranti? Aš suprantu viską, Greta, aš noriu tiesiog... Kas aš? O, atsiprašau, tiesiog prisiminiau savo seną merginą, kai mes pykdavomės. Žodžiu, jeigu nori, parašy man per flirtą, nes aš telefonu tokių dalykų neaptarinėsiu. Tai kaip man tave tada pagauti, šiaip pavyzdžiui, jeigu aš noriu sutikti su tavim? Kačin. Opa, ne? Seniai, va, pasakysiu, valandą 300 litų, 2 valandos picotas, naktis 900 ir tas man labai patinkantis žodis. Anal, oral, vaginal. Onaral. Anarala. Ir visi vaginali. Va tokie jie, vse takaja. Jo. O kaip jie atrodo? Maksimai, gali nuotrauką atsiųsti, mums šiaip įdomu. Maksas razgarė vapšė, ne? Jo, visiškai, Maksas mums čia prisinčia numerių. Tarėsi, kaip pervest pinigus čia, per visokius bankus. Dėjo, kokios aferos vyksta šiais laikais. Reikalų krūva. Jo, čia, matai, biznis ne tik, kad tu, pavyzdžiui, kaip perikūpas mašiną pardavinėjai, bet ir tokie reikalai. Įdomu. Gerai, tai turime dar vieną mergaitę, Veronika. Ji dabar vieniša. Veronika. Ir galim, eikite į zipfm.lt, padėsit nulemti skambutį. Bet sako, už tokius dalykus baudžiama. Tipo, pagalvoju, kad čia legalu kažkas, žinai, tipo... kas baudžiama? Alio. O, labas. Labas. Veronika. Taip. Ta graži Veronika. Iš Kauno. O kas čia skambina? Tadas. Koks Tadas? Iš Kauno. Iš Kauno? Mhm. Pažįstame? Gal iš matymo. Bet aš nepažįstu jokio Tadą. Aš žinau, kad nepažįsti. Aš irgi tavęs kaip taip gerai nepažįstu, bet esu matęs 1 ar 2 kartus ir pasirodė tokia fain. O iš kur numerį gavai? Numerį susiradau per tą mūsų bendrą pažįstamą tokį Mindaugą iš tikrųjų.
Man atrodo, kad tu, Mindaugas. kad tu kai baigėjai mokyklą ar gimnaziją ten, žodžiu, kartu, kad atrodo, mokytis. Mindaugas. Kokia gimnazija? Puškino. Taip? Jo. Nu, tai va. Tai ir man davė, sakė, kad tave pažįsta. Bet aš šiandien nepažįstu. Aš nežinau, tai ką aš dabar žinai, perėsiu tavo visus draugus. Ir nieko skambina tau. Norėjau paklausti, kiek tu iš tikrųjų cepelinų suvalgai per dieną. Nu, tipo, per kartą. Oi, man vieną užteks. Užtenka. Nes aš esu toks biški kulinaras, tai galvoju, jeigu pasikviešiau tave svečius, tai virčiau cepelinus. O, labai fainai. Labai fainai, ne? Aš mėgstu cepelinus. Ne? O esi verkus į tualetą, pavyzdžiui. Ką? Ar esi verkus į tualetą? Ne. Aš irgi ne. O paslydus duše? Ne. Oi, kaip juokinga man. Man patinka. Aha, man irgi juokinga. Ką tu manai apie puikiai išugdytą bebrą? Apie puikiai išugdytą ką? Bebrą, bebriuką. Bebrą? Labai įdomu. Net nežinau, ką manyti. Nežinau. O kurioje pusėje pas tave durų rankina? Abiejose. Gerai. Aš iš tikrųjų labai norėčiau tave pakviesti kavos. Aš negeriu kavos. Arbatos. Ir arbatos. O mėgsti vaflius? Ką? Vaflius mėgsti? Ką mėgstu? Vaflius mėgsti? Nesupratau, koks žodis? Vaflius. Vafliai. Ai, vafliai. Vaflius. Ne? Ne. O tu garbanota? Ne. Kažkaip aš įsivaizduoju, kad tu garbanota. O tai viršui tada? Bandau prigauti tave. Gal žaidė Angry Birds? Ne. Supratau. Iš tikrųjų, Veronika, aš žinau, kad tu esi vieniša ir aš galėčiau, būt tavo vaikinas. Rimtai, tu taip manai? Nes mes... Galėtum? Tai tu manęs nepažįsti. O aš bandau dabar tave, išbandinėjau. Ir tu taip puikiai tvardaisi, viską darai. O tai iš kur tu žinai, kad aš vieniša? Žinau, kad tu vieniša, žinau. Ką tu mėgsti, Veronika? Iš to pačio Mindaugai, turbūt, Žinau, kad tu vieniša ir kad tau reikia vaikino, kad tu senai turėjai vaikiną normalų tokį, su kuriuo galėtum pabūt. O ką tu mėgsti? O tavo balsas kažkoks girdėtas. Kur? Nežinau. Gal panašus. Gal... Į ką nors. Šnapždėjau kur nors. Ką tu mėgsti? Mėgstu? Pavalgyti gerai mėgstu. O kiek tu sveri? 55. Coliukė. O tavo telefonas liečiamas? Ne. Ne? Ne. O koks tavo krūtinės dydis? Nedidelis. Nedidelis? Ne. Moki lupt mandarinus? Ką moku? Lupt mandarinus moki? Moku. O užrišti kaklaraištį? Ne. Ką darytum, jei sužinotum, kad nuo manęs neščiasi? Nuo tavęs nešia? Nusižudyčiau turbūt. Tau patinka apkūnos vaikinai, pavyzdžiui, apie 102 kg? Jo. Galėtum pamaukti, nes mane taip užveda. Ne. Negalėčiau. Kada paskutinį kartą turėjai vaikiną? Neturėjau. Iš vis neturėjai, nekalta? Kodėl būtent nekalta? Sakai, neturėjai tai. Kada paskutinį kartą turėjai vaikiną?
Mylėjasi su vaikinu. Ai. Mhm. Nu, senokai. Senokai? Mhm. Tai va, tau reikia manęs. Jo, aš jau jaučiu. Nenori pas mane atvažiuoti filmo pažiūrėti? Kur atvažiuoti? Kaune? Kaune, kur? Aš gyvenu Žaliakalnį. O kur būtent? Nu, jeigu pasakysi, kad važiuoji, tai pasakysim. Šiaip prie savanorių. Turiu butą, vienas gyvenu. Turiu didelį plazminį televizorių. Liečiamą. Kaip fainai. O cepelinus padarysi? Nu, vat kaip tik dalykę galėčiau. Gerai. Turiu autobusiuką be langų. Išdaužė langus, žinai. Taip, su plėvelė. Šiaip galėčiau atvažiuoti tavęs paimti. Gerai. Tai kada būt? Ir prie savo gal? Vidurnaktį. Vidurnaktį tiek ilgai lauk, ką tu veiksi, įsimaudytis? Išmaudytis, galvą išplausiu. Pasidažysiu. Gražiai apsirengsiu. O ką tu rengsis, man patinka jau. O ką nori? Nu, ką nors seksualaus, gražaus. Pavyzdžiui? Turi kokią suknelę aptemtą. Taip. Nu vat, tamsia. O gali lūpas raudonai pasidažyti. Galiu. Varysim kebabinę gal? Ne, aš cepelinus noriu. Gerai. O tu turi kačiuką? Ne. Žinai ką, šiandien pasileisime abu plaukus. Ką šiandien? Plaukus pasileisim. Pasileisim. Plaukus. Plaukus? O tu stringus nešioji? Ne. Tai ką esi su dideliais triusikais? Ar iš viso be apatinių? Be. Be? O tu mėgsti būti apačioje ir viršui? Apačioj. Tai ir būsi apačioje visą vakarą? Pažiūrėsim. A jeigu aš pasakyčiau, kad aš gėjus? Labai blogai. Blogai? Bet aš nesu gėjus. Tada labai gerai. Aš esu ultra gėjus. Kaip juokinga. Koks to juokingas, Tadai? Kokią radiją klausai? Radio? Zip FM. Mėgsti radistus? Taip. Savo balsas girdėtas. Labas, Veronika ar Veronika. Privet. Veronika, privet. Privet. Tave užregistravo Alina Demix. Čia tokia tavo draugė, ar ne, ko gero? Sakė, Taip. sakė, kad prieš 2 metus mes baigiam su Veronika gimnaziją Aleksandro Puškino. Ir sakė, kad tu esi vieniša be vaikino. Kodėl tu neturi vaikino? Kodėl tu neturi vaikino? Taip pasiryžus, vat, viskam čia. Nežinau, kažkodėl. O gal nori susirasti, žinok, mes dabar galim tau padėti. Susirasti. Jo. Nu, va, tu pasipasakok apie save. Tie, kurie dabar Kaune, mes paliksim tavo numerį ir galbūt šį vakarą galėsi gulėti apačioj. Tai gal ne, vėl paskambins koks nors Tadas, tai... O gal ne Tadas, gal rimtas vaikinas. Žinau, Kaune yra ir gražių merginų, ir gražių vaikinų. Mes tuom įsitikinam, nes su Rolka dažnai vakarėlius ten vedam. Tai Veronika, it's your time. Yeah, try it. Try it. Paskui gailėsis visą gyvenimą. Tai gal aš kaip nors pati. Gerai. Pati. Gerai, tai sorry, kad sutrukdėm. Buvo smagu Ne, pakalbėti. viskas gerai. Iki. Ačiū, iki. 100 turtingiausių pasaulyje žmonių per 2012 metus uždirbo tiek pinigų, jog galėtų panaikinti pasaulinį badą 4 kartus. Va taip, ne? Va taip, va. Tiesiog reikėtų visiems susimesti krūvą, sakyti hibrytę. Taip. Bliam, kokie įdomus skaičiai kartais, ne?